taip žiūrint meno istoriją, kaip tokia, matau daug tokių lūžio taškų, kurie keitė iš esmės supratimą, kas yra menas. Ir aš galvoju, kad vienas tokių esminių taškų yra tie 1917 metai, kai Marcelis Duchampas pastato, apverčia pisuarą, ant jo užrašo žodžius ir taip pateikia kaip kad idėją. Ir jau atrodė, kad nelabai kas gali nustebinti meno pasaulyje ir tada atsiranda instrukcijos, kaip klijuoti bananą prie sienos ir tai yra parduodama už milijonus, arba performances, arba skaitmeninis menas. Ir tada vėl atrodo iš naujo kyla klausimas, Terdai, kas tas menas? Aš galvoju, kad menas tai yra tam tikras biografas, aprašantis, aš kalbu ne tiesioginė prasme, bet reiškia aprašantis, sakykime, tam tikrus mūsų gyvenimo epochos tarpsnius, užfiksuojantis, paliekantis ateities kartom. Iš kitos pusės galvoju, tai yra, jeigu kalbant apie šiuolaikinį meną, aš galvoju, kad tai yra dažniausiai mūsų laikmečio atspindys, galbūt už tai ir vadinam tą šiuolaikinį meną, kuris man gal šiaip artimiausias yra. Tai aš manau, kad tiesiog yra taip, atspindys to, kas yra mūsų gyvenime, arba kas mes patys esam gyvenime, kas yra aplinkui. Tai gal aš nesureikšminčiau tokių kategorijų, kad menas yra tik tai, ką galima pamatyti tikrai tam tikrose institucijose ir tam tikrose eksponavimo sąlygose ar panašiai. Čia yra galbūt jau išraiškos detalės arba jo pateikimo detalės, bet šiaip tai menas yra. Tai, ką tam tikra visuomenės dalis tiesiog sugeba galbūt perteikti didesniai daliai, kitai daliai visuomenės, kuri galbūt tiesiog praslystų, nepastebėtų ar panašiai. Bet šiaip tai yra atspindys mūsų gyvenimo, mūsų aplinkos, mąstymo ir panašiai. Arvydai, vis tiek menas turi ir savo funkciją kažkokią, ar ne? Tai atspindėti, jūs tai vardinot, atspindėti visuomenę. Bet daug kas sako, kad ten turi ir dirginti emocionaliai, turi kelti kažkokias emocijas. Kiekvienas menininkas turi savo uždavinį, kiekvienas menininkas yra susikūręs savo koncepciją ir galbūt taip, vienas galbūt nori per savo kūrybą, per meną atnešti, reiškia, aplinkiniams ar visuomeniai ar panašiai pasauliui kažkokį tai džiugesį, kitas kaip tik nori galbūt parodyti tos skaudulius, tai aš niekada nesimčiau tokio, sakykime, šitas menas, kuris mus puošia, mus tik džiugina, mus nuteikia gerai ir čia yra menas, bet tas, kuris, reiškia, čia galbūt net ir kartais atgraso žiūrovą, arba žiūrovas nesupranta, tai nėra menas. Neimčiau. Aš manau, kad menas kaip ir mokslas ir dar kas, iš tikrųjų, jis turi labai daugybę, reiškia, tų užduočių ir tik tai manau, kad pats kūrėjas, jeigu jau kalbam, vis tiek meną kūrėjas. Tai jeigu nekalbam apie gamtos meną, bet mes kalbam apie žmogaus kuriamą meną, tai tada tas kūrėjas tiesiog ir nusibrėžia savo koncepciją, savo raidą, savo tikslą, reiškia, ko jis nori tuo menu, ką jis nori pasiekti ir koks jau bus tas menas. Turbūt vis tiek jis turi dirginti menas, kažkokią emociją. Ir man klausimas yra toksai, ar jūs, būdamas šalia meno, pastebit, kad turi vis dirginti labiau? Turiu omenyje, kad aplinkui yra daug įvairių dirgiklių, dėmesį mūsų visi nori pavogti, mes praktiškai visada esame kažkur. Ir tada atrodo, kad vertinga tampa tai, kas šokiruoja, tai, kas labiau dirgina nei kad dirgino vakar. Ar tą pastebėt šiuolaikinėme mene? Yra tas toksai, kad tos ribos, drąsos galų gale, kad jūs plečiasi? Tikriausiai kiekvieno kūrėjo ir šiaip meno užduotis yra ta, kad tas menas, reiškia, paliktų kažkokį pėdsaką, sakykime, to žmogaus, tame žmoguje, kuris, reiškia, domisi menu, arba kuris vis tiek lankosi, žiūri, ar stebi meną, ar gilinasi meną, kad tiesiog, reiškia, praturtintų tą žmogų, praturtintų
žinom, visada norėtumėm, kad gerąją prasme, bet vėlgi kiekvienas žmogus net ir tą jūsų vadinamą dirgiklį gali priimti skirtingai. Tai vienus galbūt tas dirgiklis praturtins labai teigiamai, kitus galbūt reiškia neigiamai, bet tikrai nesakyčiau, kad meno užduotis yra būtinai kažkokį tai, kaip šitą gal negražų žodį, skelt ir būtinai su kažkuo tai čia tokiu. Ne, aš manau, kad jis turi labiau, reiškia, įrodyti ir labiau visą laiką skleisti, reiškia, tą tokią aksiomą, kad žmogui vėl, ar visuomenė, ir nežinau, kokie auditorijai, kad menas yra reikalingas. Ir kad, reiškia, net galbūt būdamas tarp meno, galbūt nejauti to, bet iš tikrųjų tai paskui gal ateis suvokimas, kad jis tau yra reikalingas. Ir tai, manau, čia gal yra toks pagrindinis, kad šalia to, kas egzistuoja gyvenime, egzistuoja daugybė dalykų, kurių, reiškia, ir mokslas reikalingas, ir medicina, ir galbūt matuojam naudą, ten jau, vis tiek žmogus matuoja naudą. Tai galbūt to meno nėra taip apčiuopiama labai, kad paskaičiuotum, bet net galbūt nejaučiant, bet jis tikrai suteikia tą emocinę naudą, pojūčio naudą ar panašiai. Tai aš manau, kad šitaip aš bent kalbėčiau apie meną. Iš tiesų, toks atrodo sunku išmatuoti, bet dabar yra ir meno terapijos visokios ar ne, ir netgi yra šalių, kur žmonėms išrašo receptą apsilankyti kokiam nors teatre ar kokioj galerijai tam, kad žmogus pasijustų geriau. Ir menas iš tiesų gydo ir daro mus geresnius. O Arvydai, turbūt per savo gyvenimą matėte daug įvairių istorijų ir mes labai mėgstam sėkmės istorijas. Aš manau, kad ir galerijose tų sėkmės istorijų mes matom iškabintų, pateiktų labai daug. O kas iš esmės, iš jūsų patirties daro menininką geru menininku ir kas yra tie sėkmės veiksniai kažkokie galbūt? Jo, čia amžinas klausimas ir į kurį, žinot, aš irgi turiu subjektyvų atsakymą ir manau, kad aplamai visą meno pasaulį tas toks, kuris yra geras ir kuris yra galbūt, kaip čia, netoks geras ar negali pasiekti tokių dalykų. Vis tiek tai tikrai yra gana, sutikčiau, gana yra subjektyvu, bet tame subjektyvume vis dėlto yra ir daug objektyvumo, tam tikras, reiškia, gairės, tam tikrus vertinimo ne tik kriterijus, bet ir pačius vertinimus, vėlgi sukuria žmonės, kurie yra galbūt didesni tos srities specialistai. Tai jeigu kalbam apie meną, tai vis tiek ir kuratoriai, ir menotyrininkai ir panašiai. Tai manau, kad nors vyrauja tokios tendencijos, kad čia galima, žinoma, iš bet kurio menininko padaryti labai garsų. Aš vis tiek su to nesutikčiau, nes galbūt tam tikrų momentų, bet aš kaip sakau, mene, reiškia, kažkada vis tiek ta tikroji teisybė vis tiek, reiškia, atsistatys, tai galbūt kažkurio momentu galima sukurti, tai vis tiek yra tas laukas vertinimo ne tik profesionalų ir neprofesionalų, ir auditorijos yra tikrai labai didelis ir per ilgą laiką vis tiek kažkaip tai manau, kad atsistoja į savo vietas. Bet žinoma yra, jeigu sėkmės formulę sakyti, tai, aišku, pirmiausia tikrai reikia būti, sakykime, gabesniam galbūt už kolegas, tai čia niekas matyt nedarys to paneigti. Laiku pažintis, reiškia, su garsiu kokiu muziejų ar su garsiais kuratoriais ar kažkokia atranka į kažkokią būtent tuo momentu ir tuo laiku į tam tikrą parodą. O šiaip reiškia vis tiek menininko karjerai, vėlgi sakykime, tikrai, aš manau, kad labai didžiulį įtaką daro galerijos, tie mano minėti kuratoriai ir panašiai, nes vis tiek tokios jau yra nusistovėjusios taisyklės, reiškia, kad jie formuoja tikrai labai didelę opiniją apie autorių. Yra tai, sakykime, kad
vartotojai, aš to nemėgstu to žodžio, bet vis tiek yra meno vartotojai reiškia, ir ta auditorija, kuri vis tiek kreipia dėmesį ir galbūt tai yra normalu, kreipia dėmesį į tas institucijas, ar tos žmonės, ar tos asmenys, kurie, reiškia, kuria tą opiniją, tai aš manau, kad vis tiek vienas iš menininko sėkmės tų, kaip čia pasakyti, sėkmės formulių yra, tai reiškia, net vėlgi sakyčiau, su kuo tu dirbi, kas tavo menu domisi, net sakyčiau, kur tu gyveni, kokioj šaly tu esi ir panašiai, čia yra daug dėdamųjų, bet... Ir atsitiktinumo savotiško. Yra ir atsitiktinumo, tai jau aš tą minėjau, kad tave gali, reiškia, sakykime, tiesiog, reiškia, imti ir atrasti, reiškia, bet tik noriu pasakyti, kad, gal ir yra pavyzdžių tokių, kad viskas susiklostytų savaime. Manau, kad ypač gal anksčiau, kada, reiškia, vis tiek nebuvo taip viskas plačiai, reiškia, prieinama ir žinoma, ir galbūt lokalesniuose vietose tas galėjo dar susiklostyti ir savaime. Dabar, kada informacija visų žemės rutulių, reiškia, yra pasiekiama vienodai, kur tu esi ir skleidžiama vienodai ir viską, tai ir tos informacijos yra labai daug, tai vis tiek, reiškia, vartotojas pradeda atsirinkinėti informaciją, o informacija pateikia tai, kas formuoja to menininko karjerą. Tai dabar jau, taip jau yra, kad tos sąlygos yra, jų neišvengsi, jos dabar yra jau. Arvydai, aš užfiksavau jūsų kalboje tokias dvi sampratas - geras ir garsus. Šitoje vietoje noriu paklausti jūsų, šiaip tokia rinkos logika sako, kad iš esmės žiūri, kas yra populiaru ir tada tai darai. Atrodo, meno filosofija yra, kad visa eina iš vidaus, ir tada tai yra išnešama auditorijoms. Tai kaip čia yra, ar gali būti menininkas ir geras, kurti gerą meną, ir garsus ir populiarus? Ar tai yra suderinama, ar visgi tas tikrasis gerasis menas, jis vis tiek nepatiks daugeliui arba nebus tas populiarus. Tai ar gali būti ir geras, ir populiarus? Tai čia dar geras ir populiarus, čia jau dar atskiros kategorijos. Tai, puikus menininkas, sakykime, arba kaip mes tą tokį imam paprastą žodį geras menininkas, tikrai gali būti garsus ir čia matau labai gerą derinamybę ir net siekiamybė, reiškia, šito, tai tikrai gali būti garsus, bet reiškia galbūt, kurio kūryba gal ir nebus vertinama taip gerai. Manau, kad irgi gali būti, nes, vėlgi, ir tokių, ir sakykime, ir pavyzdžių, reiškia, tikrai galbūt turim, bet tai aš vis tiek kažkaip galvoju, tai gali vykti tik tai tam tikrą tarpsnį, nes paskui, reiškia, kiek kalba istorija rodo pavyzdžius, dar vis tiek su laiku viskas truputėlį, reiškia, atsisijoja. Jeigu paimsim pasaulinio žinomumo tos menininkus, tai iš tikrųjų jie yra garsus, bet vėlgi jie to pačiu yra ir populiarūs didžiojoje visuomenės terpėje, reiškia, nes žino jų pavardės dar ir galbūt jie populiarūs net nesigilinant į jų tą meną, kas, vėlgi, sakykime, didžioji dalis visuomenės tiesiog seka paskui tai, bet reiškia, sakau, aš tai, kad puikus kūrėjas ir geras tikrai menininkas gali būti garsus, tai čia yra, aš manau, čia yra užduotis ir siekiamybė, ir kad tą reikia daryti visiems kuratoriam ir dar, o garsus ir ne visai geras, čia, aš tai galvoju, kad tai gali būti tik tai laikinai galima, reiškia, iškelt. Aš kodėl klausiu, man labai yra visada įdomi ta riba, kur yra kultūra, kur yra jau populiarioji kultūra. Nes aš ne vizualiuosiuose menuose, kitose menuose esu matęs atvejų, kuomet netgi kolegos pamatė, kad kažkuris kolega yra labai populiarus, ima laikyti jį jau populiariosios kultūros atstovų, reiškia nelabai vertingu.
Tai vat, ar ir vizualiuosiuose menuose egzistuoja kažkokia tai riba, kurią peržengęs kūrėjas tampa populiariosios kultūros atstovu, dėl ko jis toks yra nelabai vertingas tos tokios tikrojo meno kontekste? Kam adresuot tą savoką populiarioji kultūra, tai nežinau, kažkaip gal su tais vizualiaisiais menais, tai aš gal, gal drįsčiau, sakykime, pavadinti galbūt tokius autorius, kurie reiškia, kai žmonės įsigyja jų kūrinius, visiškai reiškia net nesusimastydami ir čia net vėl yra problema ne žmonių įsigyjančių, bet sakykime, tokio populiariu padaryti galbūt yra atėjęs toks laikmetis, kada, sakykime, žinot, čia jau kalbam seniai, jau daugybę metų, kadangi dabar jau madingai, ypač, kad vis tiek namus, reiškia, padėtų įrengti dizaineris ar architektas ir panašiai. Ir kada atsirado jau čia, nežinau, kiek dešimtmečių jau gal čia, reiškia tai, kada jau tada tu meno kūrinį, vis tiek aš vadinu tai meno kūrinį, jau tada pradedi derinti prie lovos ir galbūt prie mėlynos lovos, tai tau tinka tik tai paveikslas su... Tai va čia aš manau, kad galima sukurti, reiškia, tų populiarių autorių, kurie prie bet kurio baldo kėdės, reiškia, tau tikrai patapys, reiškia, tokios spalvos, ko reikia. Čia jau tada reiktų kelti klausimą, ar toj vadinamai populiariojoj, kiek yra tada to tikro meno. Arvydai, aš dabar į kitą truputėlį temą noriu įeiti. Jūs kaip galerijos vadovas be abejo esate lankęs daug įvairių pasaulio galerijų. Ir dabar netgi tam, kad turbūt suminkštinti tą meno galerijos savoką, yra prileisti netgi knygų įvairių ten, kaip žiūrėti į meną, kaip vaikščioti po galeriją, kaip elgtis galerijoje. Man kaip pradedančiajam galerijų lankytojui, kokį patarimą duotumėt, kaip iš esmės reikia elgtis atėjus į galeriją? Ar ten kalbėti galima, negalima, kaip toli, ar tai reikia atsistoti, ar aš turiu skaityti tuos tekstus prie esančius paveikslų? Kokia būtų instrukcija jūsų, kad aš kokybiškai nuėjęs į galeriją patirčiau ją ir jos ekspoziciją? Yra tokios kažkokios taisyklės, praktikos, kaip elgtis galerijoje, kaip elgtis su menu? Tai elementarios praktikos tai yra tikriausiai daug kur, kad liest negalima ar panašiai. Čia apie tokius, ar sakysiu, šiukšlinti negalima ar panašiai. Bet tokie dalykai jau dažniausiai parašyti, o tarkim apie kažkokias nutylimus dalykus. Aš vis tiek galvoju, jeigu jūs jau einat, reiškia, nusprendėte eiti į vieną ar kitą meno galeriją, tai tikriausiai savo galvojat, kodėl aš ten einu. Vis tiek užduodat savo klausimą. Ar einat grinai dėl to, kad neturit ką veikti? Gali būti ir taip. Neturiu ką veikti, šalia galerija. Aš užėjau į galeriją, gal pirmą kartą gyvenime, sakykime. Ir tada, tai normalu, aš manau, kad tiesiog užėjus ir jeigu užėjot ne tam, kad, aš turiu 5 minutės pasislėpti nuo lietaus, o užėjot tam, kad ir pirmą kartą ir vis tiek tada bandot susipažinti ir kažką tai pajausti ir viską, tai, nežinau, aš tai tokių, žinot, taisyklių, rekomendacijų, ne. Aš manau, kad vis tiek apsisprendimas užeiti į galeriją jau yra tam tikras postūmis viduje. Ir tada, reiškia, tu eini atrast, kažko tai atrast. O dabar kaip reiškia, kaip atrast, kaip pajaust, tai vėlgi čia priklauso nuo jūsų vidinės būsenos ir nuo išsilavinimo ir nuo, sakykime, tikslo, ar norima tik tai pirmo atveju tik susipažinti, ar norima pabandyti kažką atrasti vienam ar kitam kūrinį, arba tas, sakykime, kaip jūs klausėt, rekomendacijos, iš kokio atstumo žiūrėti. Tai jos ir negali būti. Pagaliau mes kiekvienas, net fiziškai mūsų žvilgsniai galbūt vieni geriau iš toliau matom, kiti iš arčiau. Čia tik tai gali būti to atveju, jeigu, sakykime, yra specialiai kuriamas kūrinys, kuris turi būti matomas ten tik iš tada ar iš tokio kampo ar panašiai, bet tada jūs jau tikrai rasit tam tikrus aprašymus, tam tikrus nurodymus ir taip toliau.
Šiaip mano rekomendacijos tokios būtų, kad jeigu užėjus pirmą kartą ir jaučiantis nejaukiai, sakykime, arba galbūt atsargiai, gal ne tai, kad nejaukiai, aš manau, kad galerijoje visada galima jaukiai rastis, tiesiog rasti drąsos, rasti jėgų, reiškia paprašyti kažkurį iš galerijos darbuotojų, kažkurį iš galerijos kuratorių, kad raskit man, paskirkit truputį laiko, aš pradedu ir nebijot, reiškia, pavyzdžiui, nebijot prisipažinti, kad aš tikrai niekada dar nebuvau, kad aš nežinau, kaip čia elgtis ir dar, tai aš manau, kad vis tiek bus kiekvienoj parodoj, reiškia, yra tam tikros taisyklės, reiškia, vienaip galbūt video parodoj, iš kur reikia žiūrėti ar panašiai, tai tiesiog nebijot, reiškia, bendrauti, nebijot to ir tada gausit pirmosius atsakymus. Galbūt negausit tų atsakymų, koks bus poveikis jūsų, reiškia, vidiniam pasauliui ar sąmonė, ar dar, tai aš manau, kad tikrai kiekvienas protingas kuratorius nesistengs jums, reiškia, įteikti į galvą, šitas dabar, reiškia, tapybos darbas čia yra, jūs turite ten atrasti tiek ar pasikrauti tiek ir panašiai. Tai aš jau labiau linkęs, reiškia, jeigu reikia pagelbėti, bet žmogui pačiam bandyti, reiškia, atrasti tą stebuklą mene, reiškia, ir kodėl tas paveikslas kabo, kodėl jis eksponuojamas, pagaliau ką tas pats menininkas norėjo jum perduoti, nes jo paveikslas tai yra vėlgi komunikacijos priemonė su jumis. Tai nežinau, manau, tokie būtų patarimai. Yra be abejo visokie audio gidai, ar ne, kurie gali padėti, jeigu yra. Bet tokio dalyko, kaip kiek stovėti priešais kūrinį, kad aš jį pajausčiau, nėra tokių rekomendacijų. Aš nežinau, aš manau, kad čia tada mokslininkai gal turėtų šitą, reiškia, galbūt, sakykime, ištirti, kad žmogaus smegenys, gal ir yra ištirti, aš nesidomėjau. Kiek jūs, Arvydai, laiko stovit prieš kūrinį? Aš galiu pasakyti taip, kad, reiškia, viskas priklauso nuo to, kaip jis mane veikia. Kaip jis mane veikia, kadangi, aš jau galvoju, taip leidžiu savo sakyti, kad aš jau galiu kažkaip jau suprasti, stengtis jau tikrai suprasti ir žiūrėti tos kūrinius, tai įvairiai yra kūrinių, aš vieni iš paskutinių buvo, sakykime, aš mačiau puikią Alicijos Kvadės parodą, tai ties vienu jos kūriniu aš, nežinau, gal 10 kartų grįžau, reiškia, ir dar, nes, aš jaučiu, kiek jis man visko daug duoda, reiškia, duoda peno mąstymui, duoda, reiškia, peno net ir kažkokia mano žinių augimui ir pagaliau net pradedu gilintis, o kodėl ta menininkė taip sprendžia tą dalyką ar panašiai, tai čia, žinot, aš manau, kad jeigu toks mano būtų patarimas, tiesiog reikia prie kūrinio praleisti tiek, kiek randi savyje, kad tas kūrinys tave dar veikia, jis tau dar yra įdomus, tave traukia, galbūt užduoda daug tau klausimų, kurių tu nerandi atsakymų, bet vis tiek tu bent klausimus turi. Ir tai labai asmeniška, ar ne? Jo, tai yra iš tikrųjų asmeniška, nes ir nėra nieko, iš kitos pusės tai galbūt ir nėra nieko labai baisaus, jeigu pro kitą kūrinį jūs praeisit labai greitai ir negali visi kūriniai veikti visų vienodai. Tai čia aš tikiuosi, kad net ir menininkas to nesiekia. Taip. O Arvydai, vis tiek ir daug esate lankęsis ir pats turite savo galeriją, tai ar jūs vis dar gebate nuėjęs į galeriją pabūti tuo tokiu pirmoku, tuo tokiu leisti savo nustebti, žavėtis kūriniu? Ar gebate persijungti iš to tokio meno vertintojų į tą tokį tiesiog norintį pabūti su kūriniu, pajausti tą kūrinį? Aš tam ir lankausi ir stengiuosi visada, jeigu tik tai yra galimybės ar yra laiko, reiškia, aplankyti kuo daugiau, nes, pirmiausia, tai keletas tikslų, kuriuos aš, reiškia, sprendžiu. Viena, tai, reiškia, vėlgi, kaip sakau, čia yra savotiškas, reiškia, mokymasis ir žinių pasisėmimas ir tu matai, kas darosi, reiškia, sakykime, ar čia kaimynų galerijoje, ar kažkur ir kitoj šalyje ir panašiai. Tu atrandi galbūt daugybę ir
Šiuo atveju gal man yra jau gal šiek tiek ir problema, kad aš jau nesilankau vien kaip žiūrovas. Aš dar iš karto reiškia, dar turiu per tą laiko trumpą galbūt kartais tarpą spėti ir pamatyti, kaip eksponuojama, kas naudojama, kas tam kūriniui reiškia, matai, gelbėja, nes dar vien nuo to, kaip meno kūrinys pateikiamas, jis irgi gali sužibėti dar įvairiai. Tai aš bandau, reiškia, apžvelgti visus tuos aspektus ir aišku, lyginti. Ir nori, nenori, man visada lyginasi, o kaip yra pas mus. Čia mano ir kitas klausimas, ar labai skiriamės mes nuo užsienio ir ar skiriasi Lietuvoje galerijos kaip tokios? Aš gal jo neieškodamas skirtumų, bet tiesiog reiškia ieškodamas tų sąlyčio tokių taškų, nes nepaslaptis mes irgi norim, reiškia, būti toj kaip čia pasakyti, toj globalioj, reiškia, meno aplinkoj. Mes nenorim, tikrai, bent mano yra siekis ir koncepcija nebūti, reiškia, lokaliu ir džiaugtis vien to, ką aš pasiekiu. Man yra svarbiau, kaip mes atrodom, reiškia, pasauliniam kontekste ir čia yra galbūt susijęta su tuo, kad aš visą laiką teigiau, mes turim labai daug gerų menininkų, reiškia, bet mes pasauliniam kontekste esam mažai žinomi ir toliau esam kažkur užribyje, kadangi per mažai investuojam, per mažai dedam pastangų, kad reiškia, kad mes būtumėm atrasti ir būtumėm įvertinti iš tikrųjų taip, kaip turim būti įvertinti. Tai aš tada besilankydamas, reiškia, tose, sakykime, kitose erdvėse, kitose šalyse, galerijose, tai iš karto ir ieškau menininkų, reiškia, kurie galbūt suteiktų man daug naujų žinių, ieškau techninių sprendimų, aš iš karto žiūriu į daugybę dalykų. Aš perėsiu vėliau truputėlį prie jūsų galerijos konkrečiai, bet turbūt reikia pripažinti, kad galerijos neretai turėdamos ir finansinių išteklių ieško įvairių papildomų galbūt galimybių užsidirbti. Ten vienos renginiams išnuomoja savo erdves, kitos gal kažkokias jogas leidžia daryti pas save. Ar jūs nematot tame tokios rizikos, kad tada tai, kas yra iš esmės svarbiausia galerijose, tampa likti kažkokiu fonu? Ir ar tai yra tendencija, ar nėra? Čia čia ta diskusija, reiškia, vyksta ir neturiu ir aš to vienareikšmiško atsakymo. Sakykime, mūsų situacija, reiškia, imkim, kol čia Rotušės aikštė buvo neišardyta ar nieko ir Rotušėje vykdavo vestuvės, čia tikrai būdavo, kad pas mus, reiškia, sinuomodavo keliom valandom ir tiesiog, reiškia, kad žmonės nori meno aplinkoje, reiškia, galbūt su draugais išgerti šampano, nusipaveiksluoti ir dar tai vėl gali tame įžvelgti kažkokį miesčioniškumą, bet iš kitos pusės gali įžvelgti ir tai, kad gal ta reiškia, sakykime, meno galerija galbūt, reiškia, neturi būti jau tokia, reiškia, šventovė, į kurią, reiškia, negalima užeiti su kita švente. Nes pagaliau paimkim daugybę muziejų, reiškia, vyksta didžiuliai priėmimai muziejuose, vyriausybinių lygių, valstybinių lygių ir viską. Ir jeigu tai vyksta ir tai yra priimama kaip visai, reiškia, normali praktika, tai aš manau, kad ir mes galerijoje, mes tikrai mielai, reiškia, priimdavom. Ir žinoma, čia yra tas kitas klausimas, kaip su kūrinių apsauga ar dar kažkos, bet čia yra techniniai dalykai, kuriuos tu visada labai norėdamas gali išspręsti, reiškia. Ir tai galbūt ne visus renginius, bet mes esam, tikrai mes mielai priimėm, o čia vyko ir socialinių renginių, ir sakykime, ten vyresniųjų, ten žmonių kažkokią edukaciją ar užsiėmimą ar dar, ir net čia suvažiuoja su savo stalais. Tai aš tai manau, kad kažkaip galbūt visai tą galima daryti, kad, reiškia, nesukurt tokios, žinot, vėl ateis iki durų ir kad dalis, sakykime, mūsų visuomenės, oi ne, čia, žinot, mums čia negalima, mes čia per prasti. Ne, manau, kad, žinot,
kultūringas elgesys, aš manau, gali būti priimtinas bet kurioje erdvėje ir tikriausiai galbūt ir yra neatsveikintinas. Ir aš kaip tik užčiupiau kelias jūsų galerijos, kurioje šiandien esame, filosofijos detalės. Viena, kad jūs esate atviri ar ne ir norit būti atviri įvairiems žmonėms. Kitas dalykas, kad jūs norite elgtis globaliai arba žvelgti į tą globalų vaizdą, kaip jūsų galerija atrodo pasauliniu lygmeniu. Ar yra dar kažkokių jūsų galerijos filosofijos detalių arba kažkokių vertybių, pagal kurias, kai tapot vadovu, formavot visą galerijos reputaciją, visą įvaizdį ir taip, kaip jinai veiks? Ar yra kažkokių, kur savo tapęs galerijos vadovu, užsibrėžite dalykų, kur sakėt, kad šita galerija bus tokia ir tokia? Ne, tai yra, žinoma, aš manau, kad jeigu tu pradedi kažkokią veiklą ir neužsibrėži savo kažkokių, tikslų, tai tikriausia, bent man tai būtų, tai vardan ko tada veikti, veikti tam, kad veikti. Galima ir taip. Ir yra taip veikiančių. Ir yra taip, ir galima taip išgyventi, aišku. Tai, žinoma, mes irgi čia turim, sakykime, ir savų idėjų, savų koncepcijų, savų tikslų ir matyti tų, apie ką mes jau dabar čia gana ilgą laiką kalbamės ir kurios vėlgi iš vienos pusės yra gana abstrakčios ir kuriuom galbūt, sunku surasti tam tikrą aprašą. Žinoma, mes tikrai norim, sakykime, kad būtų tokia opinija ir tokia nuomonė, kad būtent šitoj galerijoje tikrai visada rasi, tikrai labai profesionalų, labai vertingą meną. Kas vėlgi, ką kalbėjom, tai gal jis bus vertingas vėliau, gal ne, bet mes, stengiamės bet tame tu vėl susiduri su tam tikrų, sakykime, kartais ir tikrai nemalonių priešiškumų, nes, tai yra normalu, konkurencija visiems yra, aš kaip sakau, yra reikalinga, bet nemaloni. Tai ir tada taip, tu tada įgyji labai daug draugų, bet ir įgyji daug nedraugų, tai ir tada ir tu pats atsiduri tokioje sudėtyje, kas yra iš tikrųjų nėra lengva sakyti kai kuriam kūrėjam galbūt, kad, žinot, tos krypties menas, gal ne mūsų galerijai, gal kitai galerijai. Ir pavyzdžiui, imant, tarptautinį tą tokį lygmenį ir mastą, tai iš tikrųjų, kas yra labai smagu, kad dauguma galerijų jos pasirenka tam tikrą liniją ir orientuojasi ten, sakykime, į tokį meną, kitą orientuojasi į tokį. Ir tai yra labai džiuginančiai ir yra labai smagu ir visiems užtenka vietos po saulę ir iš kitos pusės tiem patiem menininkam, užtenka. Jie žino, kad jie, tos krypties galerijoje gali būti tos. Pas mus tą yra įgyvendinti, iš tikrųjų yra gana sunku, nes nežinau, matyt, čia yra daug dar kitų dedamųjų, bet aš iš tikrųjų to labai norėčiau, bet taip nėra, tai tik turim stengtis, tai gal nelabai noriu išsiplėsti čia tą temą. O Arvydai, kalbėjot apie konkurentus. Ar Lietuvos toks snobiškas vizualiojo meno vartotojas turi kur nueiti Lietuvoje, žvelgiant į pasiūlą galerijų Lietuvos? Tai turi, tai yra iš tikrųjų gerų parodinių erdvių, yra tikrai gerų galerijų, tai tikrai yra kur nueiti, tai čia matyt gal labiau klausimas, kaip ir mes savo keliam, ir kitom galerijom, ar pavyksta, sakykime, imkim atskaitos tašką metus, ar pavyksta metų programą išlaikyti tokią, kad tu visą laiką esi tam tikram lygmenį, su tam tikrų, tikrai tuo kokybišku produktu, kurį tu stengiasi deklaruoti. Tai matyt, čia gal toks būtų teisingesnis klausimas. O šiaip tai galerijų gerai dirbančių, bet tik tiek, kad visiems mums kartais, sakykime, ne visi projektai pasiseka ir čiagi vėl yra daug ir objektyvių, ir kartais subjektyvių priežasčių. Tai manau, kad tikrai yra. Tik tai liūdniausia galbūt, kad Kaune ta situacija yra iš tikrųjų
iš tikrųjų liūdna. Tai šito klausimu yra iš tikrųjų liūdna ir mes jau net girdim tą, sakykime, radio laiduose ir girdim tą iš mūsų kūrėjų, iš menininkų lūpų. Nu, taip yra. Tai... Arvydai, gal tada toksai, kaip Jūs manot, kodėl? Nes Kaunas tikrai neseniai išgyveno ir Europos kultūros sostinės metus. Tai atrodo, žmonės lyg tai, turėjo spėti susiformuoti tam tikrą skonį ir vertinti meną kaip tokį. Kas lemia tai, kad tikrai tuose diskursuose dažnai girdima, kad labai daug meno koncentruota rinkos yra būtent Vilniuje, apart to, kad tam yra sostinė ir be abejo žmonių skaičius. Ar yra dar kažkokių priežasčių, kodėl kiti miestai, ar ne? Turime turbūt dabar ir Panevėžyje gerą pavyzdį. Taip, puiku. Atrodo, kad ne tik Vilniuje gali veikti geros galerijos. Taip. Nežinau, aš manau, kad čia iš tikrųjų galbūt yra dar ir šiek tiek gilesnės šaknys. Šiaip yra iš tikrųjų, keista, reiškia, aš kaip sakau, Kaunas yra šiuolaikinio meno, ko gero lopšys, prisimenant nuo Postarso, kada dar galbūt jokiam kitam mieste, reiškia, tokių projektų niekas nerengė ir apie tai net niekas nesvajojo. O paskui kažkaip mes, nežinau kodėl, bet tai palaipsniui užleidom. Ar čia yra, čia daug, aš manau, yra dedamųjų. Ir viena, kad ir kaip beskaudėtų, aš manau, kad šiek tiek tai yra ir Kauno gyventojų mentalitetas. Vis dėlto, visą laiką miestas buvo gana toks technokratinis, visą laiką buvo techniškas. Galbūt sovietų laikais ypatingai, reiškia, čia užguitas ir čia visokios, reiškia, tos karinės bazės ir panašiai. Ir galbūt daugiau čia visokių buvo mėsos kombinatų, kur, reiškia, žmonės darbas tokiuose įmonėse labiau į materialius dalykus nuvedė, kas, aš galvoju, persiduoda iš kartos į kartą, taip išdygo garliava ir kiti dalykai. Vilnius visą laiką buvo, jeigu kalbam apie Vilnių, buvo toks multikultūrinis, vis tiek kaip daugiau įvairių tautybių žmonių, taip reiškia tas gyvenimas yra žymiai margesnis, bet tame yra didesnis privalumas. Toliau aš manau, kad apart to, kad Kaune prasidėjo tikrai puikus meninis judėjimas ir čia buvo didelė pradžia. Sakyčiau, gal Vilniuje yra daugiau reiškia, drąsesnių žmonių, drąsesnių galeristų, gebančių, reiškia, steigti galeriją, nebijančių rizikuoti ir panašiai. Mes dar tų komercinių galerijų, dar, kaip sakant, kur tas toks tik tai, žinot, turėti ir parduoti, reiškia, ir iš to tai turim, bet reiškia, tos tokios sunkios, užsiimti sunkia veikla, rizikinga ir dar neturim, tai tas daug dedamų ir iš kitos pusės net ir kultūros sostinė, reiškia, ką parodė, kada galim pasakyti, žinoma, po kultūros sostinės tikrai auditorija pasikeitė labai smarkiai ir mes tą jaučiam. Iš tikrųjų, žinot, dirbam 27 metus, bet kada dar vis ateina žmonių ir kurie sako, kad čia lankosi pirmą kartą ir ypač po kultūros sostinės, tai aš vėl ir kalbu apie tai, apie tą vyraujantį mieste mentalitetų lygį ir kultūros poreikio lygį. Nors čia yra toks Kauno fenomenas, reiškia, tarp svarbiausių šalies renginių Pažaislio festivalis, Kauno bienalė, šokio teatras Aura, reiškia, kažkada buvo didžiulis fotofestivalis, buvo mūsų festivalis Kaunas mene, tai renginiai, kurie, sakykime, buvo tarp Lietuvos Respublikos prioritetinių kultūros fondo tada ar kultūros tarybos, reiškia, sąraše tarp prioritetinių. Paskui tą truputį, dėl tam tikrų, aš suprantu, priežasčių ir spaudimo tą truputį pamažino, buvo išstumtas festivalis iš prioritetinio sąrašo, buvo išstumtas Kaunas foto, kadangi Vilniui buvo tik tai, sakykime, ŠMC tapybos trienalė ir daugiau tokių kaip ir nebuvo. Tai toks atrodė, kad viskas lyg tai čia, bet, pavyzdžiui, net ta pati kultūros sostinė arba net tas pats Abramovič projektas
kurį man teko kuruoti ir vėl, nors lankytojų skaičium tikrai pranoko, reiškia, viską, bet vat, vėl net ir paskaitę, ką parodė. Didžioji dalis auditorijos buvo ne iš Kauno. Ir va tada, ar mes dedam per mažai pastangų ir esam per silpni ir dar kas čia yra užkoduota, kad vis tiek kažkaip neišsivaduoja, Kaunas neišsivaduoja iš to lokalumo. Arvydai, šiaip pripažinsiu, aš vis dar irgi svajoju vieną dieną galbūt turėti savo galeriją. Labai sveikintina. Man labai įdomu, mane labai žavi. Iš dalies tai yra tokia ir galios pozicija, nes jūs renkatės ar ne, ką rodyti, ko nerodyti, bet reikia pripažinti, kad tai nėra tiesiog darbų iškabinimas, ar ne, jūs ir renkatės, ką rodyti, kaip rodyti, kodėl rodyti, galų gale formuoti tam tikras istorijas, temas, bet kaip ir sakėte, tas pats kūrinys padėtas vienaip arba pagamintas vienaip arba kitaip gali visai kitaip suspindėti. Galite truputėlį tų užkulisių praskleisti, kaip vyksta šitas procesas? Galų gale, kaip būti pastebėtam Arvydo akies ar jūsų kuratorių akies ir patekti į pačią galeriją? Nes aš vienas yra sakykime, komanda ir be to, vėlgi mes turim tikrai didžiulį ratą, reiškia, kuratorių, menotyrininkų, iš kurių tikrai gaunam puikius pasiūlymus, gaunam puikias rekomendacijas o šiaip tai žinot, kaip pirmas kelias tai yra tai, kad tu turi visą, kiek tau užtenka jėgų, kiek užtenka laiko, tu turi sekti, kas darosi, kas vyksta aplinkui. Jeigu tu nori išlikti ir toliau aktualus, nori, reiškia, tikrai žengti koja kojon su šios dienos tendencijom mene, tai tu turi labai daug, reiškia, labai daug domėtis, kas aplinkui vyksta, kas vyksta pas tavo partnerius, kas panašiai. Tai yra vienas kelias, kaip mes, sakykime, formuojamės tas reiškia, programas. Net, sakykime, elementarus dalykas, kad aš net pats asmeniškai esu užsiprenumeravęs, reiškia, tiek daug įvairių meno internetinių leidinių, kur reiškia, ir aprašymai, ir parodų aprašymai, kuriuos ne visada spėju peržiūrėti, bet kur tu tikrai gali daug ką atrasti ir kas tau galbūt tada bandysi jau kaip čia pritraukti į Lietuvą. Kitas mes esam tikrai, sakyčiau, demokratiški, nebijau aš to žodžio. Mes tikrai skelbėm tą vadinamą open call, reiškia, ir visi menininkai yra nustatytos sąlygos, yra nustatytos, kaip visi gali kandidatuoti, gali pateikti savo projektus ir yra iš tikrųjų labai smagu, kad jų visada yra žymiai daugiau, negu kad mes galim patenkinti, reiškia, ir tada mes jau reiškia, darom tą atranką, žinau, kad daugeliui tas skamba ir nepatinka, bet kito kelio nėra. Daro kuratorių komanda atranką ir tada jau vyksta pokalbiai, dėrybos su menininkais. Tai žodžiu, ta veikla, programa yra taip, kad mes dalį atrandam, kviečiam, reiškia, dalį susirenkam iš mūsų, reiškia, įvairių partnerių rekomendacijų arba iš to vadinamo open call-o. Jaunus atrandi, važiuoji per jaunus projektus. Aš dažniausiai dar būnu akademijoje baigiamųjų darbų komisijoje, tai ten visada dar atrandi. Šiaip tai mes, kaip, dažnai visą laiką ir suteikiam erdvės, reiškia, studentam gynimam. Reiškia, tai yra tokie yra pagrindiniai keliai, o paskui čia, žinot, viskas kaip tas siūlas, kaip tas kamuolys, kai jau tu turi užsienį kuratorių pažįstamų, kai turi ten dalyvavai, ten, žinokit, eina plaukia iš įvairių šalių tie pasiūlymai ir viską, tai tikrai norėtum gal daug ką priimti, esi nepajėgus, o kartais atsitinka ir taip, kad negali vienus metus, negali kitus, o jau trečiais metais, sakykime, kažkas labai įvyksta, kažkoks naujas proveržis šiuolaikiniame mene ar dar ir jau tada, va čia irgi kaip kalbėjom, kaip kartais susiklosto ir jau tas menininkas jau mes jo nebuvom pakvietę ir jis dabar jau ko gero ir nebepakviesim, nes atsirado kažkas naujo. Čia aš kalbu apie tai, jeigu mes vis tiek save įvardinam kaip šiuolaikinio meno galerija.
galbūt kita galerija, kuri dirba, reiškia, kito laikmečio kūriniais ar panašiai, tai žinoma, kitas yra principas. O Arvydai, pavyzdžiui, gavot instaliaciją ar kūrinį, ar ne? Kaip jūs sugalvojot, kurioje vietoje tai atsidurs? Kaip vyksta šitas procesas? Ar ne? Jūs atradot menininką, kuris jums tinka, patinka, ar ne? Ir tada ateina metas jau atsivežus turbūt tą visą jo kūrybą pas save į galeriją, jie vienokiu arba kitokiu būdu pateikti. Kaip čia vyksta visas dalykas? Ar tai yra vėlgi diskusija, ar perinat, pajuntat kaip koks katinas? Dažniausiai, kada jau projektas yra svarstomas, tai jau dažnai autorius, reiškia, būna apmatęs. Labai dažnai menininkas ateina dar su savo kuratorium ir pateikia paraišką su kuratorium, kurie jau turi viziją, reiškia. Tuo mes reikalaujam, šiaip jau, kad dar būtų ir ta vizija, kaip jūs įsivaizduojat, kaip tas projektas ar toj salėje, ar toj galėtų būti pristatytas. Ir šiaip jau mes, reiškia, vėl tas žodis jau nekartą mano minėtas, esam tikrai demokratiški, jeigu mes priimam projektą, tai mes jau nediktuojam sąlygų, kad ne, tu šito darbo nepakabinsi, arba šitą išmesk, o šitą ten. Ne. Jeigu menininkas dažnai būna tikrai, kreipiasi pagalbos, kaip atrodo, gal padėsit su ekspozicija ar ką nors, tada taip. Bet jeigu mūsų neprašo, mes suteikiam visą, reiškia, tą, sakykime, techninę pagalbą, fizinę ir kitą visą, bet jau į ekspoziciją, reiškia, jos, sakykime, nes žmogus ruošėsi, menininkas ruošėsi, darė projektą, įsivaizdavo, kaip kas kur bus, tai mes jau nelabai esam linkę, kad, sakykime, tada. Jeigu tai yra mūsų kviestinis projektas, mes sukvietėm 10 menininkų, tai mes jau prieš atrinkdami jų kūrinius, jau būnam apmąstę, tai va čia toks galbūt variantas, kada jau grinai galerijos kuratoriai daro sprendimą ar ką nors. O Arvydai, menas kaip prekė, kultūros produktai, vartojimas, jūs pirmai sakėt, kad nemėgstat šitų savokų, bet visgi kokios mintys ir jausmai jums ateina į galvą, kuomet menas ir kultūra yra taip sukomodifikuojama, paverčiama kažkokiais tai perkamais dalykais, vartojimais dalykais. Kaip jūsų ir kaip menininko, bet iš kitos pusės jau gal ir kaip kuratorius, galų gale, ir kaip pardavėjo turbūt meno nereikia šitos rolės. Ne, čia nereikia bijoti. Aš gal tada kažką būsiu nelabai gal teisingai įsireiškęs kažkuriuo momentu. Ne, aš visada nebijau to žodžio, kad menas ir meno kūrinys, ar menas, kaip sako, kad tai yra taip pat prekė. Taip, tai nėra kažkas tokio, kad kažkokia tai nepasiekiamybė ar kažkas. Taip, tai yra prekė. Iš kitos pusės tai vėlgi, tai menininkas sukuria meno kūrinį ir jeigu tas kūrinys net ir vėliau tampa preke ir dingsta, sakykime, iš visuomenės galbūt ir tampa kažkieno nuosavybė, bet tai yra puiku, nes reiškia net ir ten, jeigu jis ten, kur jau kabos namuose ar dar kur, jis vis tiek ir toliau vykdys tą savo valią ir tą savo užduotį, reiškia, kad teikt žmogui kažkokį, reiškia, intelektualinį, reiškia, pasitenkinimą, kultūrinę aplinką ir panašiai, tai taip, menas yra prekė ir aš, žinot, sakyčiau, kad mūsų blogiausia yra situacija tai, kad per mažai yra, vėl dabar jau tas labai elementarus paprastas žodis, reiškia, pirkėjas, nors šiaip vadinamės kolekcininkais, tai čia yra galbūt kita kategorija, bet aš vis dėlto norėčiau, kad ir mūsų ta plačioji visuomenė pajaustų, kad kažko trūksta ir kad atsiranda meno kūrinys vienas ar du ir atrodo jis užims nedaug vietos, galbūt net ne kiekvieną dieną pastebėsi, bet tu pamatysi, kad tavo aplinka, tavo namų aplinka tampa, reiškia, pilnavertiškesnė ir kad tikrai, reiškia, aš visą laiką kartais galvoju, kada atsitiko taip, kad reiškia, tapo menas išstumtas, reiškia, iš tuos, sakykime, net kasdieninio gyvenimo, kurio čia laikmečių, nes jeigu atsigręžkime į nepriklausomą Lietuvą, pažiūrėkit, reiškia, nuotraukas iš galbūt žmonių būtų ar panašiai, arba matom filmus apie senų, tai visur tikrai
gražus kūriniai, kolekcijos, reiškia, ar ne kolekcijos, bet vis tiek, nu, net ir siuvinėti, močiutės, reiškia, galbūt ar tai, ar kažkokie tydų, bet vis tiek tai tikrai buvo bet kuriuo bute, bet kuriam name, nu tiesiog, reiškia, žmogui reikėjo to, jis ne kiekvieną dieną galbūt su juo sveikinasi, bet tai buvo toj auroj, tai visas buvo. Nežinau, kur dingo tas, reiškia, poreikis, kad gyvenime tau reikia, va šalia, kad aplinkui būtų, reiškia, iš to meno. Aš nesakau, kad būtinai, reiškia, labai garsių, galbūt tada negalima įpirkti ar panašiai, tai čia jau kita diskusijos tema, ar tu turi namuose vertingą kūrinį, ar tu turi nevertingą. Pagaliau net aš tikrai nesu nieko prieš, net prieš tą, sakykime, asmenį, žmogų, pirkėją ar šeimą, kurie sako, nu ne, aš vis tiek pirksiu tą, nes jis man patinka, man nesvarbu, ar jis bus vertingas. Ir tai yra irgi, tai yra puiku, nes jo vis tiek, jo aplinka vis tiek jau bus, reiškia, tame santykyje ir ryšyje su menu. Žinoma, mes kalbam apie tuos ir ypač daugiau šiuolaikinius menininkus, kurie galbūt daro taip, ar tos objektus, ar pagaliau net ir tos didžiulės tapybos drobės, kurie jau tikrai skirti galbūt kolekcionieriam, reiškia, ar jau tiem, kas jau be galo domisi tuo menu ir kurie jau daugelis iš jų tiesiog, sakykime, kaupia ir sandėliuoja, tai čia jau yra kitas dalykas. Bet tai aš, reiškia, su tuo pasakymu, kad mūsų visuomenės atstovai aš nesuprantu to meno, ne, taip nėra ir negalėčiau sakyti, kad net ir Lietuvos mastu perėjus per galerijas, tu rasi vien tik tai, reiškia, galbūt, kaip mes dabar matom, ar instaliacija televizijos ekrane, ar dar kažką, ar video, ar panašiai. Ne, tikrai yra daugybė puikių menininkų, grafikų, tapytojų, piešėjų. Manau, yra per menkas tas tikrai poreikis. Taip, kad čia nurašyta ant to, kad šiuolaikinis menas lyg tai kažkaip nubrėžia kažkokią ribą ar takoskyrą, tai aš šito tikrai negalėčiau sakyti. Tas mažiau jaučiasi užsienyje, aišku, vis tiek vėlgi, aš nori, nenori, reiškia, lygini tuos ir sakykime, nepaslaptis, mes, pavyzdžiui, užsienio mugėse irgi, ko gero, daugiau parduodam tų šiuolaikinių, reiškia, dalykų, objektų ar kažko tai dar. Gal tada prioritetas kažkoks keičiasi, gal žmogus skuba visur ir neturi laiko sustoti, nori kažkaip tai tą savo aplinką padaryti tokią kuo praktiškesnę, ten, kad gal dulkių kažkas nekauptų, ten, kad... Taip, šitas vyrauja, bet aš manau, kad čia, reiškia, net jeigu įmant vis tiek tos tarybinius laikus, kada, žinoma, daug kas pirkdavo paveikslus dovanom ir dabar pas daug ką yra tikrai didžiulės, reiškia, kolekcijos, paveldėję iš tėvų, gal nevadinkim kolekcijom, bet daug buvo pripirkta, nes nebuvo pasirinkimo, bet vis tiek suprantat, buvo kažkaip, kad vis tiek reikia nusipirkti akvarelę ar nusipirkti kažką. Buvo tas vidinis poreikis, buvo. Aš kai augau, atsimenu irgi tas pats, net, reiškia, važiavam, sakykim, ten su tėvais buvo vaikas kažkokius Karpatus, tai tėvai, kurie mano tikrai nei menininkai, nei nieko, reiškia, o vis tiek nusipirko litografiją atspaustą. Suprantat, iš kažkur parsivežt kūrinį, buvo kitoks suvokimas, buvo tas poreikis. Mano nuomonė, kurios dar nesu pakeitęs, aš galvoju, kad kažkada čia po nepriklausomybės, reiškia, atėjo kažkoks tarpas, kada tikriausiai aš manau, kad švietimo sistemoje atsirado didžiulė spraga ir tam tikra karta nebebuvo vedama į galerijas, nebebuvo daroma edukacinių tokių išvykų ir panašiai. Tiesiog, reiškia, buvo palikti šone ir tik tai ta dalis, kur jau tėvai domisi ar dar kažkas ir toliau domėjusi menu, bet didžioji dalis ne. Ir tada dabar, tikrai neslėpsiu, tenka pabuvoti, ženi gražius butus ir viską, ir kai jame nepamatau nei vieno, nes nekalbu jau apie ten tą lygį, bet kabančio ar paveikslėlio ar nuotraukos, kažko tai tada truputį darosi kažkaip skaudu, aš galvoju, vis tiek, reiškia,
jiem nereikia ir tai aš matau kaip spragą. Aš matau kaip spragą, edukacijos spragą kažkada, kuri kažkada atsirado. Bet taip ir yra. Ir todėl, kad tiek net jeigu sakykime dabar, kada mes galbūt dirbam čia su tais Lietuvos jau garsiais kolekcininkais ir dar tai iš tos dabartinės jau atėjusios, jau galbūt ir garsesnių verslininkų, bet jaunesniosios kartos, tai jų yra vienetai. Vienetai, kurie meno jau reikia, bet jau ne tik, kad, sakykime, pasipuošti aplinką, bet jau yra vienetai, kuriem reikia kaip investicijos. Kaip tik Arvydai ir norėjau paklausti apie motyvus pirkti meną. Ar jūsų nuomonė gali būti netinkamas motyvas nusipirkti meno kūrinį? Ten dėl vardo, aš suprantu, dėl interjero irgi lyg tai pateisino, bet o kaip investiciją žiūrite meno produktą? Ar tai yra geras motyvas pirkti meną? Ne, tai yra geras, tai čia tik tiek, kad tada, žinot, jau tada daug dedamųjų. Tu turi turėti vis tiek, sakykime, sugalvoji kolekcionuoti, tu turi turėti gerą konsultantą. Nes, galbūt gali atsitikti, kad pats, reiškia, tikrai žinai, ką reikia pirkti, atrandi, nusprendi ir tai, bet aš manau, kad tau tikrai reikia turėti konsultantą, nes mes, sakykime, kaip mugėse, tai labai būna tokių atvejų, esam ir labai garsiom kolekcininkam vakaruose pardavę, tai perka ne jie patys, bet perka dažnai menotyrininkė, kuri, reiškia, nes tai jau tikrai yra perkama dėl investicijos. Tai yra, žinot, yra daugybė, yra tokie motyvai. Bet tai Arvydai, ar nėra paties meno prasmė truputėlį iškreipiama, nes atrodo, kad jis kažkaip turėtų tarsi kelt kažkokias mintis, kažkokias apmąstymus, o dabar jis stovi kažkur padėtas, uždarytas, apdengtas ir laukia geresnių laikų, kuomet jo vertė pakils. O kaip šitoje vietoje, ar ne? Kaip šitoje vietoje, nes jis gali būti kartais, reiškia, labai ilgai neprieinamas jau tada visuomeniai, ką jis turėtų daryti. Bet čia, nežinau, žmonės sukūrė tokias sąlygas. Iš kitos pusės, reiškia, visi kūriniai muziejuose atsidurti irgi matyti negali, tai kažkas atsiduria privačioj kolekcijoje, reiškia, jie yra išsaugojami, bet man pačiam teko irgi bendrauti su daugeliu kolekcininkų, kurie, sakykime, su konsultacijom, bet, pavyzdžiui, perka jaunų menininkų kūrinius, ne tik tikėdamisi ateityje, žinoma, bet iš kitos pusės jie perka tų jaunų rekomenduojamų ir jie įvardija save taip, kaip jie vis dėlto padeda tam jaunam menininkui, kas yra normalu, nes iš tikrųjų, bet kuris kūrinio pardavimas, tai vėlgi yra menininkui tam tikras atlygis už jo darbą. Tai čia tų motyvų yra daug. Kiti perka kūrinius, kad, sakykime, ne tik, kad uždaryti ir kažkur turėti, bet tiesiog jie juos turi, juos skolina muziejui, kitom parodom, daro iš to verslą. Ar tai smerkt ar nesmerkt, aš tai iš tikrųjų nesmerkiu ir galiu pasakyti dar dėl to, kad vis tiek matau gyvenime daugybę pavyzdžių, reiškia, ateina laikas, kada vis tiek menininkas išeina, kaip ir kiekvienas žmogus išeina iš šio pasaulio. Ir kada ten, sakykime, artimieji ar kažkas tai kviečia tave, tu nuvažiuoji, reiškia, apžiūri dirbtuvę ar pamatai tą kūrinių skaičių ir tie artimieji sako, ar kam nors atiduoti, ar išmesti, ar ką daryti. Ir tada aš pagalvoju, vis tiek jau bent tie, kurie yra nupirkti ar dėl investicijos, ar dėl pasipuošimo, ar kažkaip, tie kūriniai turi gyvenimą. Jie vis tiek vienokie ar kitokie, jie turi gyvenimą, jie išlieks, o daugybė kūrinių, tai mes ir šiaip turim pavyzdžių, sakykime, kaip ir garsių menininkų kūriniai buvo atrasti kažkur, reiškia, vos nešiukšlinę ar panašiai. Tai čia yra pats baisiausias, manau, meno kūrinio likimas. Taip, kad kokia forma, dėl ko ir kaip įsigyjama, aš jau gal nesiimu, reiškia, teist
sakykime, to, kad tu perki dėl to, kad užsidarytum savo seifę ir niekam nerodytum. Bet aš tik žinau, kad tas kūrinys, reiškia, vis tiek, jo bus pasirūpinta, jis tikrai tęs, reiškia, egzistavimą. Tai va mano tokia nuomonė. Alvydai, truputėlį dar apie vertę kūrinių. Esu skaitęs, kad menininko mintis yra veiksnys, kuris lemia kūrinio kainą kai kuriais atvejais. Kas šiandien, tarkim, šių dienų rinkoje, kas lemia tai, kad vieno kūrinio vertė yra didesnė nei kito? Yra be abejo turbūt objektyvus dalykai, kažkoks dydis, technika, galbūt medžiagos panaudotos. Yra kitų dalykų, tokių, kurie irgi, gal menininko reputacija turbūt irgi, ar ne? Bet kas yra esminiai veiksniai, kurie šiandien lemia parduodamų kūrinių vertę? Ne, tai aš manau, kad aš žinot, ateina žmonės ir būna, tikrai bendrauja, reiškia, ir perka ir sako, o kaip čia po 100 metų, tai vienas kūrinys ir kitas, tai aš neslėpsiu, aš kartais skaudžiai, bet aš tikrai sakau, bet po 100 metų jūs už tą pačią kainą, jeigu parduosit, tai bus tikrai gerai. Ar aš esu teisus ar ne, nežinau, aš galvoju, kad aš esu teisus, aš tiesiog žmogui pasakau nuoširdžiai, bet aišku, vėlgi tai yra subjektyvus mano vertinimas, bet galvoju, kad kažkiek turiu teisės, reiškia, vertinti. Ir sakau, kad jūs nupirksit šitą, tai gal net ir už 10 metų, ne gal, bet jau jo tikrai bus vertė, reiškia, kita. Ir vėl, tos dedamosios dalys, tai vėl mato, tas menininko pripažinimas, žinomumas, jo parodų pasiekimas, jo kūrinių vertinimas vienose, kitose parodose straipsnių, tai, kas sudaro menininko kūrybos vertę. Tai tai aš taip kaip pasakyti, žinot, kad numirs ir atsiras vertė, čia, tokia galbūt čia, tokia suliteratūrinta, reiškia, sakykime, nors istorijoje mes turim daugybę pavyzdžių, taip, nes Modiglianio gyvam būnant beveik niekas nepirko, bet tas, reiškia, apsukrus pirkėjas tik jis numirė iškart, reiškia, visus paėmė. Tai todėl, kad jis jautė šitą, sakykime. Tai čia ir daugiau yra tokių pavyzdžių, bet tai nėra taisyklė, kad po menininko mirties ir tikrai tenka daug kartų susidurti ir labai liūdna, kada tikrai po menininko mirties niekas nepasigenda to kūrinio, niekam jo nereikia ir dažnai net yra kūrinių, kurių kartais atneša iš namų, reiškia, sakykime, žmonės nori parduoti ir jo vertė dar net mažesnė, negu galbūt kažkada jis buvo nupirktas. O Arvydai, turbūt kartais tenka jums susidurti su to, kad ateina žmogus, jūs pasirinkęs kaip konsultantą ir sako, Arvydai, noriu pirmojo savo kūrinio, tai ką man patarsit? Ar vyksta tokie dalykai? Ne, tai vyksta. Kaip tai vyksta, ar ne? Ką jūs dažniausiai, bet tarkim, žmogus nori pirkti pirmąjį savo kūrinį. Kaip jūs jam patarėt, nuo ko siūlot pradėti kolekciją? Man vis tiek tada natūralu, reiškia, tu turi su žmogum pasišnekėti ir paklausti, kokiu tikslu jis nusprendė. Ir nusprendė pasipuošti aplinką, tada su juo pradedi bendrauti, kad būtų jo gera nuotaika, kad jam kažkokia, tai šnekiesi, bendrauji su žmogum, kas jam aktualiau, ar jis ateina, kitas sako, tikrai noriu nusipirkti tokį, kad, reiškia, ateityje man vertė nenukristų ir galbūt dar, nesvarbu man, kas ten bus, aš jį pasidėsiu, bet tiesiog aš dabar turiu lėšų, galiu tą padaryti, būna ir tokių, tai tada jau pradedam diskutuoti apie tuos autorius, kurie mūsų nuomonė tikrai, reiškia, kels tą vertę, galbūt net turim jau pavyzdžių, kaip jo kyla vertė ir panašiai. Tai čia dažniausiai du motyvai būna. Ar reiškia, ar nori, sakykime, tiesiog, kad tau būtų gražu namuose, suteiktų kažkokį ramybės pojūtį. Čia jau yra, kartais net labai dideli būna tie pokalbiai su ir net ir būna, kad žmogus tikrai paprašo, parsiveža namo, reiškia, paprašo pagyventi. Man tai patinka tokie pirkėjai.
Nes tai nėra taip, kad aš šiandien turiu pinigų, va, dabar aš nusipirkau paveikslą ir visiems pasigirsiu, pas mane irgi kabo. Ne, reiškia, žmogus tikrai parsinešė, 3-4 dienas pabuvo, pažiūrėjo, kaip jam kiekvieną dieną su to paveikslu. Čia yra labai, man labai šitie momentai yra labai brangus ir labai sveikintini. Jūs žinot, kad tas kūrinys turbūt irgi nebus padėtas kažkur Taip. į kambariuką ir uždarytas. Ar jūsų nuomonė, ar menas, tas tikrasis menas, jis turi būti prieinamas, suprantamas ir mėgiamas visų, ar visgi yra natūralu, kad tas tikrasis menas turėtų kažkokį tai atstumą ir jis nebūtų visiems patinkantis, suprantamas ar netgi ir prieinamas? Galbūt aš vis dėlto palikčiau, reiškia, tą tokią kartelę, kad neužtenka vien eiti ir domėtis, bet tuo pačiu, reiškia, reikia prisiversti save ir dar kažkur ieškoti papildomų žinių ir truputį tobulėti. Iš kitos pusės, aš bijau, kad jeigu čia viskas bus, taip sakykime, elementariai labai paprasta ir tik užbėgau, pačiupau, paskaičiau ir supratau, tai kažin ar be bus ta intriga, nes vis tiek, jeigu tu eini ir domiesi menu, ir nori būti jo fanu, ir nori domėtis, ir nori suprast, tai tau yra tam tikras ir iššūkis, ir intriga.